Vairuotojų elgesys prie vairo. Didžioji dalis eismo nelaimių įvyksta dėl žmogiškųjų klaidų. Tik 25 procentai eismo nelaimių įvyksta dėl automobilių techninės būklės ar netvarkingų kelių, o tuo tarpu 75 procentai eismo nelaimių įvyksta dėl pačių žmonių kaltės. Iš tų eismo nelaimių, kurios įvyksta dėl klaidų, tik tai nedidelė dalis atsitinka dėl to, kad žmonės nežino arba nesilaiko eismo taisyklių. Dažniausiai eismo nelaimės įvyksta dėl to, kad žmonės klaidingai įvertina pavojingą situaciją bei savo galimybės tą situaciją išspręsti. Kuo geriau jūs žinosite savo ribas, savo sugebėjimą reaguoti į pavojingas situacijas ir stebėsite, kaip elgiatės prie vairo, tuo geriau ir saugiau jūs vairuosite. Vairuojant reikia atkreipti dėmesį tik tai į su eismu susijusius dalykus, nors gali būti ir kitų įdomių dalykų, į kuriuos norėtųsi pažiūrėti. Vairuokite sukoncentravę dėmesį į tai, iš kur galima tikėtis gauti informacijos, kuri reikalinga jūsų važiavimui. Ta informacija gali būti kelio ženklinimo linijos, ženklai, šviesoforai ir kiti eismo dalyviai. Kai esame įpratę prie tam tikro kelio, tik tai būdami atidūs galime pastebėti, kad kelyje atsirado pakitimų ir kad toliau yra kažkokia kliūtis. Pastebėję tai, turime patys nuspręsti, ar tai pavojinga, ar tai rizikinga ir ar tai turi didelės reikšmės jūsų tolimesniam važiavimui. Konkrečioje situacijoje reikia pirmiausia nuspręsti, ką jūs norite daryti. Jūs galite stabdyti, signalizuoti arba apvažiuoti. Priėmus sprendimą, reikia jį įgyvendinti. Laiko tarpas nuo momento, kada jūs pastebite pavojų, iki kol atliekate konkretų veiksmą, vadinamas reagavimo laikotarpiu. Labai svarbu atminti, kol jūs atliekate kokį nors veiksmą, kad automobilis važiuoja toliau. Tarkime, važiuojate 50 km/h greičiu ir kelyje pamatote kažką, dėl ko reikia automobilį stabdyti. Pradėjus stabdyti, praėjus vos 2 sekundėms nuo kliūties pastebėjimo, tai yra, jei reakcijos laikas yra 2 sekundės, automobilis per tą laiką nuvažiuos apie 28 metrus. Jei reakcijos laikas yra 3 sekundės, automobilis nuvažiuos 42 metrus. Važiuojant 80 km/h greičiu, per 2 sekundės jūs nuvažiuosite jau 44 metrus, o per 3 sekundės 66 metrus. Be to, greičiau važiuojant taip pat pailgės ir stabdymo kelias. Tai yra kelias, kurį nuvažiuoja automobilis nuo stabdžių nuspaudimo momento iki automobilis visiškai sustoja. Reagavimo laikas priklauso tiek nuo vairuotojo patirties, tiek nuo pačios situacijos, į kurią reikia reaguoti. Šioje situacijoje dauguma iš mūsų į šviesoforo raudoną šviesą reaguos gana greitai. Tuo tarpu šioje situacijoje reakcijos laikas labai pailgėja, nes reikia pastebėti daug įvykių, kurie vyksta vienu metu. Bet kurioje situacijoje reikia pasirinkti tokį greitį, kuris atitiktų konkrečias aplinkybės. Kai kuriuose situacijose galima iš anksto padėti ir laikyti koją ant stabdžių pedalo. Tokiu būdu, jei iškiltų pavojinga situacija, galima žymiai sutrumpinti reakcijos laiką. Orientuotis aplinkoje mums labiausiai padeda regėjimas. Todėl vairuotojų akys turi būti geros. Tačiau net ir turint labai geras akis, smegenys ne visada spėja apdoroti visą akimis gaunamą informaciją.
Mes galime visiškai sutelkti dėmesį tik tai į keletą dalykų vienu metu, nes smegenys gali reaguoti tik tai į 2-3 objektus per sekundę. Tai svarbu atminti. Besimokantis vairuoti visą savo dėmesį sutelkia į tokius dalykus, kaip vairavimas, pavarų junginėjimas, sankabos įjungimas ir išjungimas, greičio didinimas, stabdymas, posūkių rodymas ir panašiai. Vėliau, jau kai turėsite daugiau patirties, įgūdžių, visas jūsų dėmesys bus sutelktas į eismą ir atitinkama reakcija į įvairias situacijas. Visa tai turi būti daroma autopilotu. Daugelis pradedančiųjų vairuotojų žiūri tiesiai priešais automobilį. Tai labai nepatikimas važiavimo būdas, nes taip vairuojant pavojai pastebimi labai vėlai, dažniausiai per vėlai. Žmonės turi savybę krypti į tą pusę, į kurią žiūri, nes žiūrėjimo kryptis ir raumenų judesiai yra susiję. Posūkių manevrai taip pat sukelia problemų neseniai pradėjusiems vairuoti. Jei posūkio metu žiūrima į kelkraštį, kelio ženklų šalia kelio, yra tendencija krypti į tą pusę. Dažnai nepatyrę vairuotojai daro tokią klaidą, tačiau taip pat gali elgtis pavargę ir išgėrę alkoholinių gėrimų vairuotojai. Žiūrint į kelkraštį ir važiuojant palei kelkraštį, yra didelė tikimybė, kad sukdami jūs ant jo ir užvažiuosite. Saugiausias važiavimo būdas yra žiūrėti tolyn, į savo eismo juostą, bei ten, kur jūs ruošiatės sukti. Tokiu pat būdu lengvai galima pravažiuoti per siaurus pravažiavimus, pavyzdžiui, vartus. Važiuojant pro vartus reikia žiūrėti tiesiai į vartų vidurį, per daug nesutelkiant dėmesio į vartų kraštus. Dažnai sunku numatyti kitų eismo dalyvių greitį ir atstumą iki jų. Tai viena iš dažniausių eismo nelaimės sukeliančių klaidų. Nesunku nustatyti atstumą iki 50 metrų ir greitį iki 50 km per valandą. Paprastai atstumas virš 50 metrų įvertinamas kaip didesnis, nei jis iš tikrųjų yra, o greitis virš 50 km per valandą įvertinamas kaip lėtesnis, nei yra iš tikrųjų. Jums dažnai teks nustatyti atstumus, kurie yra virš 50 metrų ir greičius virš 50 km per valandą vienu metu. Todėl reikia atminti, kad atstumas gali dažnai atrodyti didesnis, o greitis mažesnis nei yra iš tikrųjų. Tokioje situacijoje saugumo dėliai, norėdami pervažiuoti kelią, geriau skirkite daugiau laiko, nei jums atrodo, kad yra reikalinga. Žiūrint į tolį, galima teisingai nustatyti atstumus, lyginant priešpriešiais atvažiuojančių transporto priemonių dydžius su šalia kelio esančiais objektais, pavyzdžiui, namais, medžiais ir taip toliau. Tamsoje ir esant rūkui vaizdas tolyje tampa sunkiai arba visai neįžiūrimas. Todėl žymiai pablogėja atstumo vertinimo galimybė. Važiavimo greitį visada galima sužinoti pažiūrėjus į spidometrą. Įgudus, greitį galima nustatyti pagal variklio garsą bei pagal tai, kaip greitai keičiasi vaizdas už automobilio lango. Tačiau toks vertinimas gali būti apgaulingas, vairuojant kitą automobilį arba pasukus į kelią, šalia kurio yra lygūs laukai ir nėra daug besikeičiančių vaizdų. Greičio pojūčio reliatyvumas yra kitas dalykas, kurį reikia žinoti. Ilgesnį laiką važiuojant automagistrale 110 km per valandą greičiu ir įvažiavus į miestą, kur leidžiamas greitis yra 50 km per valandą, toks greitis atrodo labai lėtas. Tokiais atvejais, kol jūs priprasite prie naujos greičio ribos, greitį reikia koreguoti ir stebėti žiūrint į spidometrą.
Žmogiškasis faktorius yra visada lemiamas veiksnys eismo saugumui. Reakcija tampa blogesnė, jei esate išgėręs, paveiktas narkotikų, raminamųjų vaistų, sergate, esate pavargęs arba įsitempęs. Kaip žinoma, alkoholio tik tai skirtingomis koncentracijomis yra aluje, vyne, degtinėje ir kituose alkoholiniuose gėrimuose. Alkoholinio gėrimo sąlyginis vienetas atitinka stiklinę alaus, taurę vyno, mažą taurę portveino ir mažą taurelę degtinės. Išgėrus tokį kiekį alkoholinio gėrimo, kraujyje atsiranda 0,2 promilės alkoholio, kurios sudeginamos maždaug per valandą. Kiek galima išgerti alkoholio prieš sėdant prie vairo priklauso nuo jūsų lyties, svorio, nuo to ar geriama nieko nevalgius, bei nuo daugelio kitų faktorių. Lietuvoje leidžiama vairuoti transporto priemonę, jei alkoholio kiekis kraujyje neviršija 0,4 promilės. Vairuotojas privalo leisti patikrinti, ar jis yra blaivus, neapsvaigęs nuo narkotikų ar kitų svaigiųjų medžiagų. Lengvas girtumo laipsnis tai nuo 0,4 iki 1,5 promilės. Vidutinis girtumo laipsnis nuo 1,5 iki 2,5 promilės. Nuo 2,5 ir daugiau sunkus girtumo laipsnis. Tikrinimas vyksta alkotesteriu, bet jeigu kyla neaiškumų, vykstama atlikti kraujo tyrimo. Jei reikia vartoti vaistus, informuokite gydytoją, kad vairuojate, ir jis skirs tokius medikamentus, kurie neturi migdomo ar svaiginamo poveikio. Atminkite, nuovargis yra vienas didžiausių vairuotojo priešų. 7 skyrius.